Sveiki, šiandien pristatysime akumuliatorinį žirklinių keltuvą dinglį. Pradedant naudoti šį keltuvą iš apatinio valdymo, atspaudžiam avarinį mygtuką, pasukame raktelį iš nulinės pozicijos į apatinį arba viršutinį valdymą. Apatinėme valdyme akumuliatoriaus lygį galite matyti ekranėlyje. Iš apatinio valdymo keltuvo platformą galite kelti arba leisti. Platformos avarinis nuleidimas naudojamas šių dviejų mygtukų pagalba. Baigus darbą, paspaudžiame avarinį mygtuką ir pasukame raktelį ant nulinės pozicijos. Saugos diržui užkabinti yra tam skirtos vietos. Pradedant darbus platformoje iš viršutinio valdymo, pirmiausia atspaudžiame avarinio mygtuką. Norint nuleisti ar pakelti stabilizuojančias kojas, reikia paspausti šį mygtuką ir laikyti. Tuo pat metu įspaudus vairalazdės mygtuką, vairalazdę reikia nulenkti žemyn, kol keltuvas duos signalą. Važiavimui skirtas šis mygtukas. Norint važiuoti, paspaudžiame vairalazdėje esantį mygtuką ir lenkiam vairalazdę pirmyn arba atgal. Sukioti ratus naudojame mygtukus vairalazdės viršuje. Platformos pakelimui spaudžiame šį mygtuką. Norint pakelti platformą, paspaudžiame vairalazdėje esantį mygtuką ir lenkiame vairalazdę pirmyn arba atgal. Važiavimo greičiui pakeisti skirti šie du mygtukai. Garsinio signalo mygtukas yra čia. Esant minkštam paviršiui, norint užblokuoti visus varomuosius ratus, paspaudžiame šį mygtuką ir laikome. Pabaigę darbus, paspaudžiame avarinio išjungimo mygtuką. Naudojimo instrukciją rasite tam skirtoje dėžėje. Keltuvuose taip pat yra prailgintojo funkcija. Bokštelio įkrovimo lizdą bei indikaciją rasite bokštelio gale. Ačiū, gerų darbų!